Tad advokatas Sviderskis įrodinėja, kad darbo partijos negalima patraukti baudžiamojon atsakomybėn, nes toks juridinis asmuo jau neegzistuoja. Anksčiau jūs sakėte, kad partijų jungtuvės neturės įtakos bylai. Kodėl dabar yra priešingai? Jūs paklausite advokatą, man iš tikrųjų ne tai svarbu organizuoti ar ne. Man svarbu, kad nebuvo tos sumos ir negali būti taikoma. Tai yra man svarbiausia. Aš kalbėjau savo baigiamoje kalboje ir aš galvoju, Sviderskis dar neužbaigė savo kalbą iš užsientos, todėl kad aš net neminėsiu savo kalboje, ar organizuoti ar ne, tai yra partija turi gyventi savo veiklą ir nesvarbu, organizuojasi ar ne, galima galvoje taikyti kažkokių testininių dalykų, bet pirmiausia reikia įrodyti, kad ta suma buvo. Tos sumos nebuvo, net nebuvo tyrimų įrodymų tos sumos. Vienas žmogus pasakė, daugiau diskusijų teismo posėdė nebuvo, tos 250 milijonų. Bet po reorganizacijos jūsų nuomonė, ar galima teisti darbo partiją? Aš galvoju, reikšti piniginės pretenzijas galima, todėl kad tai yra įstatymai numatyti. Uždaryti negalima. O jeigu buvo noras uždaryti darbo partiją, tai jau uždaryti. Ar tai reiškia, kad advokatas savo gynybinės kalbos su jumis nederina? Ar tai reiškia, kad advokatas savo gynybinės kalbos su jumis nederina? Kažkaip tai derina, bet aš ir jam sakau, kad man tai nesvarbu reorganizuoti ar ne, man svarbu, kad nėra įrodytojų ir nebuvo įrodymų tyrimų. Tos 25 milijonai tai yra svarbiausias dalykas. Man reorganizuoti, neorganizuoti man tai yra mažiau svarbu. Vienas dalykas, kitas dalykas. Pirmoje dalies advokato kalboje, kuri vardinta ir aš matyt irgi savo baigiamą kalbą dar užakcentuosiu įtrauksiu apie grėsmę nacionaliniam saugumui. Iš tikrųjų, prokuroras daug kalbėjo, net pasakė, kad mokesčių užslėpimas ir juodai buhalterija tai yra antraeilis dalykas, tai netoks svarbus, toks grėsmė nacionaliniam saugumui. Bet neįvardė nė vieną faktą. Tai yra visiškas profesinis diskvalifikavimas pasakyti grėsmė, bet neįvardyti nė vieną faktą. Ar darbo partija siūlė kokius projektus, ar buvo programų griaunanti valstybė, ar buvo kokių veiksmų, pasiūlymų. Vis tiek įvardyti grėsmė nacionaliniam saugumui ir neįvardyti nė vieną faktą, tai yra žemiausias kvalifikacijos lygis teismų sistemai. Reikia visą laiką pagrįsti teiginį. Praktiškai mestas labai baisus kaltinimas ir nieko nepagrįstas. Kokios trukmės bus jūsų baigiamoji kalba? Neilga. Būtų daug trumpesnė, bet todėl, kad prokuroras labai lietė daug mano parodymus, interpretavo kitaip, negu iš tikrųjų yra. Nenori, aš turiu jas paliesti tas vietas. Tu užims nemažai vietos ir dėl grėsmės nacionaliniam saugumui. Aš pateiksiu kitus faktus, ką darbo partija aš dariau, kad stiprinti nacionalinį saugumą. Ir dar kartą prašysiu, todėl, kad advokatas Sviderskis kalbėjo pagrįstai, tai ką, tai naują kaltinimą ar ką? Tai gal reikia grąžinti bylą? Ar kur yra prasmė? Jokių įrodymų, kad tik kaltinimas yra. Tai jis neištirtas ar kas?